Telefonas yra telefonas, visi jo žino, visi turi išmanius telefonus, ne visi, daug kas turi išmanius telefonus ir visos apklausos rodo, kad pagrindinė funkcija, kurią žmonės naudoja jose, yra fotografavimas. Fotografavimas yra labai svarbus ir visi telefonai turi kameras, geresnės, blogesnės, labai daug žmonių nori geresnių kamerų, gali aišku nusipirkti kažkokį tai tokį atskirą daiktą prijungiamą prie telefono. Tačiau yra gamintojų, kurie bando būtent taip padaryti telefonos ir kameros hybridą kažkokį, tai kuris paverstų išmanų telefoną su visom funkcijom dar ir kamerą. Ir štai čia tas modelis yra Samsung, kaip jis vadinasi, Keizoom. Samsung Keizoom, iš nugarėlės matau, kad tai yra S5 kartos telefonas, dizainas, ta pati oda tokia, imitacija odos. Kaip pasirodė? Na, keistas jis dalykas, atvirai pasakius, jis kaip atrodo, taip ir, bet, pats pirmas įspūdis, man atrodo, yra, tai vien pagalvoju, ne, aš kalbu į fotoaparatą, ne, tai toks, grubiai tariant, muilinė susikurti. Bet jis iš tikrųjų labai muilinę primena, atvirai pasakius, tai paėmė į ranką, o šitą vietą visą delną liečia, nes jis toks gražiai lenktas. Jis liečia visą delną, šiaip daugumą telefonų šiuolaikinių nebeliečia viso delno, jis taip per visą delną guli, kaip muiliukas, atrodo patrinsi ir dar pradės putoti. Man atrodo, kad vienas trūkumas yra. Aš kai vaikščiau kadaise po Olandiją, po tą rajoną, kur griežtai draudžiama fotografuoti, su paprastu telefonu. Tai įjungęs filmavimą ėjau, tai prisidėjęs prie ausies ir filmavau tas visas 50 eurų kainuojančias grožybės. Su šito, jeigu taip darysi, gali vykti didelių problemų. Ja, bet čia, sakykim, tai čia, aš nežinau, tarp pliusų arba minusų yra tai, kad iškart matosi, ypač įjungus, kai jis išlenda, ar ne, tas vaizdo pritraukimas, vadinamasis zoomas, iškart matosi, kad tai yra kažkas keista. Tai nėra įprastinis telefonas ir, sikiai, jau jo kalbi, tai nėra ir įprastinis fotoaparatas. Tai yra hybridas. Na ir visi hibridai turi tokių labai keistų bruožų, apie kuriuos Arnoldas tikriausiai. Ja, aš irgi taip pagalvojau, čia gerai kažką paspaudžiu, net nežinau, ką tai reiškia. Iš priekio tai tikrai fotoaparatas, čia tai yra tikrai telefonas. Dabar tikriausiai jisai targetuojamas, arba kaip čia pavadinti lietuviškai, skirtas žmonėms, kurie iš tikrųjų nori fotografuoti, iš karto atėję į parduotuvę matys, čia fotoaparatas, viskas labai gerai. Ir turbūt pagrindinis klausimas šiuo atveju, ar tai yra geras telefonas? Ne, pagrindinis klausimas, ar tai yra geras fotoaparatas, nes šitas objektyvas tiesiog verčia kalbėti apie fotoaparatą. Telefonas, tai aš galiu pasakyti, kad tai, beje, čia yra 6 branduolių procesorius, kas yra gana retas atvejis, kol kas dar vis rinkoje ir paties Samsungo Exynoxas yra 6 branduolių, tai jis iš tikrųjų pakankamai galingas, pakankamai greitas ir iš tiesų mano įspūdis buvo, kad baterija jo sėda pernelyg greitai. Veikiausiai dėl to, čia kuo daugiau fotografuoju, dėl to, kad vis dėlto čia reikalingas motoras, reikalinga išstumti šitą dalyką, reikalinga jį sutraukti ir telefonai paprastai neturi tiek reikalaujančių mechaniškai, tiesiog jėgos reikalaujančių, energijos reikalaujančių dalykų. Turbūt rizikinga būtų į Labanoro girią eiti su juo, bet be jokio kito fotoaparato ir be jokio kito telefono, nes gali tekti vidury žygio prarasti ir galimybę nufotkinti stumbrą ir prisiskambinti namo pasiklydus. Tai tokia nelaimė gali atsitikti. O kaip funkcijos fotoaparato pasirodė? Sakykim taip, kadangi aš esu labai jau prastas fotografas, toks visiškai atostoginis žioplys, tai man pasirodė visai ne per daug jų. Aš atsidarau, yra galimybė kadras po kadro, pavyzdžiui, nes aš nesugebu nei kompozicijos geros rasti, nei pagauti būtent to momento, kai vaikas šoka į baseiną. Tai man labai gerai, kad vieną po kito gali daryti daug kadrų. Man pasirodė visai smagu, kad čia dabar, aišku, jau daugelį telefonų yra ta pagražinimo vadinamoji funkcija. Spalvos pasirodė visiškai tokios pakankamai natūralios. Tiesa, kaip aš suprantu, šito aparatu geriau fotografuoti yra lauke negu viduje.
Jo, nes objektyvas yra, čia jau tiem, kas žino, pakankamai tamsus iš tikrųjų, 24 mm jisai, bet 3,1 ir 6,3 tamsumas, tai zoomas verčia taip elgtis objektyvams, visi beveik ir fotoaparatai yra pakankamai tamsus, kurie turi zoomą, muilinės bent. Ne, ir dėl to nurodo... Reikia labai plataus tada, čia tokio nepadarysi. Man kas patiko, tai kad jisai filmuoja ne tik Full HD vaizdą, tačiau jisai filmuoja 60 kadrų per sekundę greičiu, tokį turi režimą, dėl to realiai tai yra labai švelnus judėjimas arba galima sulėtinti, jis gali filmuoti 8 kart sulėtinti, 8 kart pagreitintai ir pakankamai įdomu nufilmuoti vaizdą, kaip žmogus šoka į orą ir kaba. Ir čia labai svarbu, nes retas, kuris dar aparatas iš tokių kišeninių leidžia panaudoti tos efektus, kurie dabar labai populiarūs filmuose, kai ten sugreitina ar sulėtina. Ir manyčiau, kad tai YouTube kartai yra tokie efektai vienas iš momentų svarbių. Yra įdiegta, galima atsisiųsti iš Samsung parduotuvės programėlę ir montavimą. Aš aišku, jos neišbandžiau, nes kompiuterį turiu šiek tiek geresnį. Tai visą tai realiai paveršia šitą telefoną išbaigiančių produktą, galutinį, kurį tu darai, filmuoji, fotografuoji, tačiau labai buitiškam lygmenį. Jisai vis dėlto profesionalui, kuris bandytų kažką atlikti darbui, nėra čia fotoaparatas, čia turbūt. Žinai, rimti režisieriai su Nokiom filmuoja filmus. Taip, kad ką gali žinoti, galbūt ir su šituo kas pabandys. Bet kuriuo atveju aš sakyčiau, kad tai tam tikra pirma kregždė ir aš netgi šiek tiek bijau, kad mes kurią dieną gatvėse pamatysim, reiškia, su 300 mm prisuktais kalbančiais Nikonais, Kanonais ir taip, brangioji, jau einu namo. Ne, vis dėlto jie turėtų su magnetu prisilipdyti, arba kaip šitas prisisekti, kaip nors čia. Ta prasme, aš manau, kad taip tikrai yra, jau ir dabar galimybės tokios egzistuoja. Mačiau tos perėjimus, kad prie iPhone'o prisukta objektyvą. Galvoju, man asmeniškai pasirodė, kad prieš tai buvo modelis Galaxy fotoaparato Samsungo. Objektyvas, susitraukė ir telefonus parvirto. Prieš tai buvo Samsungo Galaxy išmanus irgi, turintis visus Androido, bet su juos skambinti buvo negalima. Pasi kamera buvo vis dėlto šiek tiek tvirtesnė. Ten reikėjo įdiegti skambinimo funkciją ir aišku, tu rankose būtum turėjęs tokį dar labiau fotoaparatą. Taip, bet tai, kai pagalvoju, kiek užima mikroschemos telefono, taigi visiškai jokių problemų į bet kokį veidrodinį fotoaparatą įkalti tą telefono ir viskas, ir mes važiuojame, ne? Jo, tik bateriją reikėtų dar kišenėje turbūt nešioti prie daugumas. Arba akumuliatorių ant ratuko. Akumuliatorius tempiamas ant ratuko, visai gražu. Aš nežinau, vienu žodžiu, vietoj šito rinktis šitą yra verta, jeigu nori greitai ir pakankamai gerai padaryti. Šis objektyvas man pasirodė iš tikrųjų kokybiškesnis, nuotrauka jo yra kokybiška labai. Deja, greitai su juo nieko nepavyksta padaryti, čia galima atskirai bus pakalbėti apie šį Sony produktą kada nors. O tai yra naujovė visiška ir gal kažkam to reikia. Vis dėlto niša ne be abejonės, bet bus įdomu stebėti, kiek jų mes pamatysim gatvėse. That's right. That's right.